Dalykai yra esminiai du. Vienas, kad tai nebūtų tiesiog atviri vartai ir plūsta žmonės taip, kaip plūsta dabar. Kiek mes šnekam, 60 000 mažiausiai čia per praėjusius metus, kas yra dvigubai daugiau negu užpernai, pavyzdžiui. Ir tai yra tokie skaičiai, jeigu procentinė išraiška vakarų Europos šalise, pavyzdžiui, Prancūzijoje, šiaip jau globalistas pažiūromis prezidentas Makronas dabar jaučia tokį socialinį spaudimą spręsti migracijos problemą, kad priiminėja ten teisės aktus, griežtinimus įvairiausius. Visa tai vyksta šalyje, kurioje procentais imigracija yra lėtesnė ir mažesnė negu šiandien Lietuvoje. Šiandien Lietuvoje tempas to pokyčio migrantų atvykimo legalaus, nes prieš porą metų dabartinė valdžia labai liberalizavo užimtumo įstatymą ir netgi proaktyviai skatina atvykimą migrantų. Šito tempas yra didžiulis. Su tokiais tempais, net jeigu šalis turėtų pastangų ir noro integruoti, aš teigiu ir gal apie tai išsiplėsim, kad Lietuva neintegruoja, neįmanoma suspėti integruoti. Mes judam link multikultūrinės šalies ir to problemų.